2012 metų, gegužės 10 diena. Sodiname daigintas pupas į šiaudus. Pernai čia šitoje vietoje augo moliūgai. Užtiesėm šiaudais iš rudens, o dabar tiesiog su tokiu vat smaigaliu metaliniu persmėgiam šiaudus ir padarom duobutę žemėje ir įdedame šaknelę žemyn pupą. Va. Jos yra išbrinkę, drėgmės jom pakanka, po šiaudais šilta. Šiaip įprastai apdėti dar šiaudais nereikia, nes po lietaus žemės jos pačios susisluks ir šaknis jos padarys savo, įsikabins į žemę. Manau, tai pats archaiškiausias sodinimo būdas. Atkreipkite dėmesį, kad vargu ar čia gali išdygti žolės, piktžolės. Va. Pupos jos išdygs. Jos yra stiprios, daigai stiprus ir va. Aišku, laiko atžvilgiu tai užtrunka. Žymiai ilgiau negu kad suarus žemę, prabrėžus, sėti, užvaluoti. Bet jaučia širdis, kad tai labai ekologiškai ir tiesiog labai miela sodinti. Toksai būdas. Tai va, žiūrėsime, kaip jos sudygs, koks bus derlius. Žemė po šiaudais minkšta. Labai toksai smagus darbas. Kiekviena pupa. Čia bus stebuklingos pupos. Ačiū už dėmesį.